Sveiki. Kadangi jūs dabar dar tik grįžę iš atostogų, tai galvoju, kad šiek tiek būsite primiršę IFA, tai pradėsime nuo paprastesnių užduotėlių. Ir štai pirma užduotis yra tokia, kad reikia parašyti programą, kuri suras, kiek yra y pagal duotą x reikšmę. Kaip matote, šitame grafike, ne tą paspaudžiu, šitame grafike yra du lūžio taškai. Reiškia, iš viso yra 3 skirtingi variantai, tai yra 3 tiesinės lygtys. Ir pirmiausia, reikėtų nustatyti, kokios tai yra lygtys, o po to parašyti programą. Taigi, kalbame apie šitą dalį, kad kai x yra, tarkim, nuo šito taško, tai kai x yra mažiau už -2. Štai šitas variantas. Kokia tai būtų lygtis? Kaip matote, kiek keičiasi y, tiek keičiasi ir x. Pavyzdžiui, y pakyla per vienetą, x per vienetą sumažėja. Y pakyla dar per vienetą, x irgi per vienetą padidėja. Na, tarkim, paimkim štai šitą tašką. Tai x yra 1, 2, 3, 4, 5, o -5, atsiprašau, ir y yra 1. Paimkime štai šitą tašką, tai x yra -4, y yra 2. Reiškia, didėja abudu vienodai. Taigi, lygties pradžia kaip ir būtų kokia? Y lygu x. Tai yra, kad jie vienas kitą atitinka. Tačiau pats grafikas, kuris kirstų x ašį, tai būtų štai šitame taške. Reiškia, nuo šito taško y yra per tiek pakeltas į viršų, pats grafikas pakeltas, tai tiek yra pridėta. Na ir paskaičiuom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man atrodo, kad 6. Dabar patikrinkime. Žiūrim. Kai x yra -5, pridėsim 6, gausim 1. Teisingai. Kai x yra -4, pridėsim 6, gausim 2. Kai x bus -3, pridėsime 6, gausime 3. Taigi, pirmą lygtį mes jau nustatėme. Toliau, antroji lygtis. Antroji lygtis bus reikalinga štai šitai daliai. Tai dabar taip, šiuo atveju jau x nebepatenka į mažiau už -2. X yra šiuo atveju nuo -2 iki 3. Tai imam tą variantą, x mažiau už 3. Dabar čia koks be būtų x, y visada yra 4. Kaip matot, čia y 4, čia 4, čia 4. Tai lygtis labai paprasta gaunasi y lygu 4. Na ir liko paskutinis variantas, kai x yra ne mažiau už -2 ir ne mažiau už 3. Tai ten jau papildomas sąlygus mums kaip ir nebereikėtų rašyti, tai yra paskutinis atvejis, reikia rasti, koks yra y. Dabar pažiūrim, kas darosi, tarkim, šitam taške. Tai bus 1, 2, 3, 4, 5, x 5, y yra 2. Toliau kitas taškas, x yra 6, y yra 1. Kaip matote, bendroji sumoji tai yra skaičius 7 ir x didėjant, y mažėja. Kas vyksta tokiu atveju? Kaip matot, grafikas tarp kitko dar žiūri į priešingą pusę, reiškia y lygu -x. Ir dabar per kiek šitie dydžiai skiriasi? O jie skiriasi, kaip ir sakiau, matot, va bendroji sumai sudėjus per 7. Pridėkim 7. Ir pažiūrim. -5 plus 7 yra 2. -6 plus 7 yra 1. Na, tikiuosi, čia supratote. Jeigu bus neaišku, tai sakykit pamokos metu, papaišysiu iš naujo, gal bus aiškiau, o dabar parodysiu, kaip tokiu atveju parašyti programą. Taip, imu CodeBlocksą ir programa bus paprasta. Mums reikia įvesti x ir pažiūrėti, koks gaunasi y. Tai mums reikia dviejų kintamųjų. Tai yra sveikasis x ir sveikasis y.
Dabar turėtų būti taip, kad žmogus, kuris dirba su programa, suprastų, ką jam reikia daryti, turėtų būti ant ekrano pranešimas. Pranešimas bus toks. Įveskite x reikšmę. Ir tą x reikšmę mes perskaitom. Primenu tokį dalyką. Šitas žodis pasako, kur ruošiasi spausdinti, bet patį spausdinimą atlieka spausdinimo operatoriai. Kas yra parašyta kabutėse, yra suprantama kaip tekstas. Tai yra šitas x yra nekintamasis, o tiesiog tekstas. Character input komanda parodo, kad bus skaitoma iš ekrano, bet patį skaitimą atlieka skaitimo operatorius ir skaičių perskaito į x. Kogi dabar mes turime gauti y? Imam patį pirmą variantą, x mažiau už minus 2. Tai rašom taip, jeigu x yra mažiau už minus 2, tai y yra lygu kiek? X plus 6, x plus 6. Dabar taip, tai mes aprašom štai vat šitą dalį. Toliau, kita dalis. Priešingų atveju reiškia x ne mažiau už minus 2, bet lygu arba daugiau. Ir jeigu x yra mažiau už, ir mes paėmėm skaičių 3. Mažiau už 3 reiškia taip. Else pasako priešingą atveju štai šitam, reiškia x ne mažiau už minus 2, bet mažiau už 3, tas mums duoda štai šią dalį. Tokiu atveju y yra lygu 4. Y lygu 4. Ir paskutiniu atveju jau rašau tik tai else be jokių ifų. Čia palaukit, taip. Sąlyga nereikalinga, nes liko tik vienintelis variantas ir kam ta sąlyga tokių. Tai visais priešingais atvejais reikia tiesiog vykdyti štai šią sąlygą. Tai yra y yra lygu minus x plus 7. Ir paskaičiavus y, mums reikėtų į ekraną išspausdinti y reikšmę. Galima su tekstu gauta y reikšmė. Ir spausdinam y. Dabar paleidžiu programą ir bandom. Tarkim, aš x įvesiu minus 5. Sako, dabar kaip čia parodyti, sako bus 1, žiūrėkit, minus 5, sako 1. Atitinka. Tvarkoj, dabar vesim kitokią. Pavyzdžiui, įvesiu kokią? Įvesiu 0. Gavo 4. Pažiūrim į grafiką. 0x, tai yra šita dalis, o y yra 4. Taip, ir žiūrim kitą dalį, įvesim pavyzdžiui 5, turėtų gauti 2. Pažiūrėkim. Taip, paleidžiu programą, įvedu 5 ir gaunu 2. Štai tokiu būdu galima iš grafiko paskaičiuoti y pagal duotus x. O lygtis aš nustačiau tiesiog žiūrėdamas į patį grafiką. Tikiuosi, jums čia yra viskas aišku ir klasėje šitą darbelį galėsite atlikti.